Man kolegija antri namai, aš čia praleidžiu turbūt pusę savo paros laiko ir tiesiog man čia yra jauku, man patinka naujas pastatas ypatingai. Aš čia atrandu savo bendraminčių, žmonių, su kuriais galiu kažką tais nuveikti. Aš čia praleidžiu nuo 8 ryto iki 9 vakaro ir tikrai ne viena minutė nebūna nuobodi. Kolegija tai yra vienas iš mano gyvenimo etapų, kuriame jau yra daug prisiminimų ir dar bus. Čia net, sakykime, ne studijos, galbūt netgi gyvenimo būdas yra. Man kolegija iš tikrųjų yra galimybės. Galimybės gal net prisilies prie to, ko aš vėliau niekada neturėsiu. Hobis. Vieta, kur galiu daryti tai, kas man iš tikrųjų yra įdomu ir išreikšti save. Tai yra įstaiga, kurioje aš įgijau tą pirminį bakalauro laipsnį ir kurioje aš labai gerbiu. Visų pirma, tai yra pagarba. Aš netgi pati ne vieną žmogų esu paskatinus ir žinau, kad dabar studijuoja Kauno kolegijoje. Wonderful people. They were very friendly. Man yra šeima. O kaip supranta šeima, visom prasmėm yra ir seneliai, galbūt proseneliai, vaikai, tėvai, tai yra visuma. Aš taip pavadinčiau šeimą. Šeima, namais. Tikrai nepaskaičiau, kad ši darbo vieta. Man smagu tame procese būti ir dalyvauti. Aš labai džiaugiuosi būdama šitos bendruomenės nare. Smagu, aš tai čia grįšiu. Daugelis, manau, iš mūsų grįš. Papasakoti čia neužtektų turbūt ir kelių parų viso to, kas tai vyko. Iš tikrųjų vyko labai sparčiai, labai, sakyčiau, net netikėtai. Tai gana jau ir senai vyko, bet tie prisiminimai tikrai nėra išplėsę, nes jie žmogaus gyvenime tikrai išskirtiniai yra. Gerai labai prisimenu, nes atėjau dirbti kaip tik tokiu momentu, kada Kauno aukštesnioji mokykla ruošėsi tapti Kauno kolegija. Ir visas buvo toks didelis mūsų visos bendruomenės susitelkimas, toje, kad siekis aukštojo mokslo labai buvo mums svarbus. Praktiškai paskutiniom rugpjūčio dienom, nes nuo rugsėjo 1 2000 metais buvo pakeistas įstatymas, Seimas balsavo ir atsirado binarinė aukštojo mokslo sistema. Švietimo ir mokslo ministerija buvo paskelbusi tam tikrą konkursą. Ir mokyklos, kurios pretendavo tapti aukštosiomis mokyklomis, turėjo pateikti studijų programas, turėjo pateikti savo strateginę viziją ir turėjo įrodyti ekspertam ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio, kad yra pasirengusios iš tikrųjų dirbti, veikti kaip aukštoji mokykla. Šitas periodas tiek mobilizavo mūsų aukštesniosios dar mokyklos bendruomenę, kad tikrai mes labai daug dėjom pastangų. Mūsų rodikliai buvo labai neblogi ir jau nekilo jokios abejonės, kad mes tikrai tapsim kolegiją. Pati idėja daugiau vis tiek, vadovų galvose tuometinių gimė, tai užsienyje tokios idėjos irgi sklandė, buvo realizuotos. Praktiškai po nepriklausomybės pirmieji tokie vizitai mūsų partnerių senųjų iš Danijos, sakykime, šiek tiek tą Europos langą atvėrė, bendrą tą vaizdą, kaip galėtų rutuliotis ta aukštesnioji buvusi mokykla, ką galėtų virsti į tą kolegiją, po truputį pradėjo aiškėti. Mes matėm kolegiją lygiai taip pat, kaip matė ir vokiečiai, ir suomiai, kad tai yra praktinis parengimas, esmė yra praktinis parengimas. Kolegija, tai nebuvo tik tai pavadinimo pakeitimas, kiti reikalavimai ir dėstytojams. Ir tas toks posūkis nuo to mokymo, nuo tos mokyklos link studijų reikėjo pajudėti. Ir ta mokslo taikomoji veikla, tai natūralu, kad tai yra iššūkis, bet aš manau, kad daugiau buvo entuziazmo daryti, gal negalvojant, kas tai bus, ir tas matyt atsvėrė šitą atveju. Tikrai kažkokios tokios prievartos. Visi dalyvavo. Visi žinom, kad tai bus pokytis, reikės. Nepasakyčiau, kad čia kažkoks tai toks sunkumas, sakykime, daugiau įdomumas buvo iššūkis, kurį norėjusi veikti. Reikėjo įrodyti ne tik visuomenė, bet pirmiausia ir savo bendruomenį. Tai, kad mes galim, kad mes sunkiai dirbdami, susitelkę,
galime visiems parodyti, kad Lietuvoje gali būti toks sektorius kaip kolegijos. Buvo tam tikro nerimo, aš įsivaizduoju, nes tai yra išėjimas iš komforto zonos. Tu įeini kažkur į naują aplinką ir nežinai, kas tavęs laukia. Tokiom nuotaikom iš tikrųjų tuometinis kolektyvas gyveno. Aišku, tai didžiausia našta tuo metu teko dėstytojams. Jiems reikėjo ypatingai keistis, nes keitėsi įvairios technologijos ir sakykime, atsirado kompiuterinės įvairios galimybės. Informacinių technologijų panaudojimas visiškai performavo studijų procesą. Didelė dalis mūsų dėstytojų faktiškai pradėjo mokytis iš naujo. Reikėjo galvoti apie daug ką kitaip. Labai daug domėtis, labai daug savyje keisti, labai daug stengtis bendradarbiauti, mokytis iš kitų. Man atrodo, tiesiog daug buvo tų pokyčių. Šiandien būtų sunku kažką labai konkrečiai įvardinti, bet mes buvom tokiam kūrybiniam sūkuryje. Lygiagrečiai reikėjo tvarkyti infrastruktūrą, laboratorijas, mokymų bazę, reikėjo ieškoti finansinių išteklių, reikėjo rengti projektus, reikėjo ieškoti idėjų, reikėjo kažkaip tai stengtis, kad visą tai būtų greičiau padaryta, nes vis tik tais veiklos pasaulis labai intensyviai keitėsi ir verslas reikalavo naujų kompetencijų, lygiai taip pat mes turėjom žengti koja į koją su jais. Aplinkos, tai yra pastatai, laboratorijos, tai yra viskas sukūrima, tai yra lėšų klausimas. Aišku, reikia paminėti, kad tuo metu jungiantis mes negavom nei lito, bet tai nebuvo pagrindinis iššūkis. Pagrindinis iššūkis tai yra, kada kolegija kūrėsi, suėjo bendruomenės skirtingų tradicijų, skirtingo požiūrio. Iš mažesnių susijungė ir tas žmogiškasis faktorius, kuris buvo, tai yra pagrindas. Pats svarbiausias dalykas tai ir visų pirma yra sėkmingai apjungtos šitų skirtingų mokyklų kultūros. Lietuvoje apskritai tai nėra paprasta padaryti. Ir pavyzdys, kaip išmintinga kolegijos vadybinė komanda šitai padarė. Atsirado tarptautinis pripažinimas kolegijos. Personalo kompetencija išaugo. Jau nekalbu apie reikšmingą ir net pažįstamai pasikeitusią infrastruktūrą, kuri, reiškia, kokios darbo ir studijų mokymosi sąlygos yra ir patraukli kolegija. Ir dabar jau galima kalbėti apie visos kolegijos bendruomenės kultūrą. Tai jau yra pavyzdys daugam. Tas virsmas iš aukštesnių ir kolegijų ir daug kur parodė, sakykime, vienos mokyklos daugiau ten pokyčiams, sakykime, buvo pasiruošusios, sudėjo, tai greičiau išjudėjo ir tokių pasiekmių, sakykime, nenorimų ir tie lūkesčiai žmonių buvo tokie, ištesni, kurie buvo tam pasiruošę ir buvo aiškus, o kitur ir patiems žmonėms paskui kažkaip tai sunkiau buvo ir prisitaikyti. Tai buvo kupini įtampos, darbštus, entuziastingi metai, kuriuos džiaugiuosi, kad man teko išgyventi kartu su savo kolegomis, kurie kartu kūrė Kauno kolegiją ir iš tikrųjų labai norėčiau pasidžiaugti, kad mums pasisekė, kad mes esam matomi, kad esam pripažinti, esam lyderiai, tai mus džiugina ir mes matome, kad mūsų tie darbai nebuvo veltui. Keisčiausia man buvo tai, kad nėra skambučio, kuris užbaigtų paskaitos pabaigą, kad paskaita baigėsi, viskas. Studentui tiesiog yra suteikiamas galimybės, užvedama ant kelio ir tu pats turi siekti, tu pats turi tobulėti, semtis žinių, ieškoti įkvėpimo. O mokiniui tiesiog viskas yra paduodama, tu iškali, atsiskaitai tą darbą ir išeini. Mokykloje labai daug vyresnių mokytojų ir kad būtų jauni, tai vienas, antras, o čia kolegijoje labai jauni dėstytojai,
Mes su jais bendraujam netgi labiau ne kaip su dėstytojais, bet kaip su kolegom, kaip su draugais. Mes jų galim paklausti, mes galim su jais tiesiog susitikti ir po paskaitų pasėdėti, ar galų gale per pertrauką atsigerti kavos su dėstytoju, o ne kad bėgti kažkokią valgyklą pasislėpus. Tai labai smagu tai, kad iš tikrųjų jauni, komunikabilus ir kad ir vyresni dėstytojai, bet jie vis tiek bendraujantis, jie ne to sovietinio sukirpimo. Pats pirmas įspūdis tai buvo, kiek aš čia turiu laisvės ir kaip dėstytojai su tavimi bendrauja. Nes man atėjus po mokyklos tai buvo visiškai neįprasta. Kai tu gali ateiti bet kurią valandą pasitarti ir čia kažkaip tu jauti, kad tavęs niekas nespaudžia ir neskubina. Tai visų pirma turi būti balansas tarp kažkokių teorinių žinių ir praktinio pritaikymo tų žinių. Tai jeigu aš duodu užduotį, aš visą laiką stengiuosi, kad ta užduotis susišauktų su kažkokiu realiu pritaikymu. Bet teoriškai yra toks dalykas, jis yra daromas taip ir taip. Mes pakalbam apie tai ir paskui aš iš karto studentams sakau, o dabar atsidarot kompiuterius ir dabar padarom va tokį pratimą ir pasižiūrim, kaip tai realiai veikia. Tai jeigu man pavyksta papasakot ir paskui įgavę užduotį, jie pabaigoje yra, jie padarė ir jie supranta, kur tai galima praktiškai pritaikyti paskui dirbant, tai va čia būtų ideali paskaita. Mano pirmas atsiskaitimas, pirmas kolis, tai buvo turbūt braižyba. Ką aš mokiausi ir mokykloje, kas man patiko, tai pirmas atsiskaitimas buvo turbūt toks kaip ir ką jūs čia man duodat, taigi čia va 2-3 minutės ir aš padarysiu. Tai pirmas atsiskaitimas buvo gal tiesiog net nusivylimas, pažymys buvo puikus. Aš nežinau, gal aš pats asmeniškai nusivyliau tą programą ir tada pamačiau, kad čia va šito nemoku, šito praleidau, šito aiškino, šito nežinojau. Aha, reiškia, čia įdomu visai, nes jau jie piešia taip, o aš taip net neįsivaizduoju, kaip nei braižyti, nei piešti, nei ką. Tai jau po to laiku bėgant atėjo tas gal bendras supratimas, kad vis dėlto čia pirma paskaita tai nėra visas tas dalykas, ką tu mokysies visą pusmetį ir visus metus. Kai pradėjau studijuoti, tik atėjau čia, galvoju, na taip, studijuosiu tą dalyką, kuris man įdomus ir taip toliau, bet negalvojau, kad reikės tiek visko atsisakyti. Tu čia nesi tarsi paprastas studentas, tu tuo jau gyveni, o kai tu tuo gyveni, tai tu neturi laiko daugeliu dalykų, neturi laiko draugam, neturi laiko sportui ten ar kažkam, tiem dalykam, kurie tavo anksčiau buvo gyvenimo dalis, tu labai daug ko atsisakai. Nes iš tiesų, jeigu tu nori būti geras, jeigu tu nori tobulėti ir eiti pirmin šioje srityje, tu turi be galo daug ko atsisakyti, nes tiesiog nėra paroje tiek valandų, kad tu suspėtum viską. Neakivaizdininkams yra pakankamai sudėtinga mokytis tokiom sąlygom ir dirbti. Mokytis galbūt paprasčiau, bet dirbti yra sudėtinga, nes reikėdavo kas 2-3 mėnesius ateiti 2 savaitėm. Tikrai ne kiekvienas darbdavys paleidžia, tai čia iškilo motyvacijos klausimas. Kai aš pradėjau studijuoti, aš sakiau, kad niekada nebus taip, kad aš mokinsiuos paskutinę naktį, bet taip, tai yra tiesa. Aš žiūrėjau, kai darbą parašyti. Vis tiek sunku prisiversti, kažko kito užsiimsi, kad tik nerašyti darbą. Gyvenime yra labai daug pagundų, kurios tave gali šiek tiek atitolinti nuo mokslų ir yra kas išveda iš kelio ir tiesiog pagalvoji, kam to reikia, o kai prireikia, tai gali šiek tiek ir per vėlu būti. Aš visada jaudinuos prieš kiekvieną atsiskaitimą, neskaitant to, aš tikrai žinau ir aš niekada nežinau, ar aš gerai moku. Kojas pradeda drebėti, nežinau, kad reikia pažymio. Pertiesi per galvą, sprendi, darai. Tiesiog bandai save perlyti, bet... Mokytis neturi būti lengva. Mokymasis, studijos turi kelti iššūkius. Ir jeigu tau viskas eina labai paprastai ir labai lengvai ir tu neturi ką veikti, tai yra nuobodu. Ir net tokių studijų aš linkėčiau šiandieniam kolegijos studentui. Man asmeniškai tai nebuvo sunku, nes... Buvo tas sunku. Buvo pradžia. Iš pradžio bus sunku, bet verta. Gyvenime viskas, kas sunku, yra verta. Išmokau viską daryti greitai, išmokau skubėti, supratau, kad negalima atidėlioti darbų, ką būdavo galima padaryti mokykloje. Bendrauti, lengviau kalbėti prieš auditoriją. Organizuotumas apskritai atsirado, toks dalykas kaip organizuoti darbą, kaip bendrauti su įvairiais žmonėm, nes mes atvažiuojam iš skirtingų regionų, visi kitokie. Išmokom prisitaikyti vieni prie kitų. Kiekvienas atėjęs čia labai pasikeičia.
Ir galbūt yra du tipai tokių studentų, kur vieni atsisako viso to, nes supranta, tai ne man, aš taip negaliu, aš noriu turėti visą prieš tai buvusį gyvenimą ir dar plus sakykime, šitas studijas, o kiti iššoka, sakykime, į šitą traukinį ir pradeda permastyti savo aplinką, savo gyvenimą ir susidėlioti visiškai kitus taškus. Labai džiaugiuosi, kad mokiausi čia, nes man iš tikrųjų tų psichologinių žinių aš gavau labai daug, didelį bagažą aš pasisėmiau, iš tikrųjų bendram išsilavinimui irgi tokių visokių gerų minčių, gerų idėjų. Bet mane labiausiai tai džiugina, kad mano draugystė su kolegija ir pašidienų nenutrūksta. Mokymasis tikrai nesibaigė ties studijų pabaiga, aš manau, kad mokymasis tikrai nėra tų ribų, svarbu, kad žmogus pats norėtų. Geras studentas, tai manau, turėtų būti tas, kuris į paskaitą eina savo noru. Nes turbūt, ką darai savo noru, tai tu tikrai domiesi, tu tikrai žinai, kad aš atėjau būtent dėl šito, o ne dėl to, kad pasėdėt paskaitoje ar ten laukti kiekvienos minutės, tarkim. Man, kaip dėstytojai, geriau ateina motyvuotas ir jisai neturi tų įgūdžių darbo, jisai neturi tų gabumų, kuris kitas iš karto susivokia ir į priekį. Man daug patinka geriau, kad jis motyvuotis, jis nori. Jis ateina ir po paskaitos kažko klausia, jis domisi, o ne krapšto nosį arba žaidžia telefoną. Motyvuoti tie, kurie nori iš manęs pasimti tą, ką aš galiu duoti. Daugiau nieko nereikia iš studentų. Jeigu jis nori pasimti, aš ateinu kiekvienas iki paskaitą, ateinu su tikslu perduoti kažką, ką žinau ir ko jie dar galbūt nežino. Tai jeigu tie studentai ateina su tikslu tą pasimti, tai yra patys geriausi studentai. Studentai turėtų labiau kreipti dėmesį į tai, ką dėstytojas kalba. Vis dėlto ateini čia studijuoti, siekti kažkokių naujų žinių, o ne pasikalbėti su draugiam. Jeigu nors su draugiam, tai yra tam po paskutinė veikla. Gal tiesiog labiau dėmesį skirti, nes šiai dienai labai studentai yra tokie pasyvus. Ateina tik atsėdėti, o geriau, kad ne tik atsėdėtų, bet ir dar paklausytų. Kai kurie žmonės tiesiog studijuoja tam, kad turėtų diplomą. Tam, kad ateitų, išklausytų tą paskaitą ir išeitų namo ir veiktų savo jau mėgstamus darbus. Jeigu studentas neturi motyvacijos mokymuisi iš esmės, tai aš laikau didžiuliu minusu. Jeigu studentas nėra darbštus ir galvoja, kad į studentą orientuotos studijos reiškia, kad aplinkui mane visi šokinės, tai aš laikau didžiuliu minusu. Ir būtent tą aš visada noriu, kad mes dėstytojai studentams sakytume. Visa esmė yra užduočių formavime ir tame motyvacijos, sakykime taip, suradime. Be jos nieko nebus. Jeigu nebus motyvacijos, alternatyva, aš nežinau, galim kiekvieną dėstytoją aprūpinti elektrošoko įrenginiu, bent jau gera aštrią liniuotę, galbūt fizinės bausmės, galbūt kiti metodai galėtų pakeisti motyvacijos toką, bet tai klausimas, ar tai daryti verta. Aš net per egzaminus iš tikrųjų praktiškai negaudau nusirašinėtojų per daug ar kažko kito, nes kažkaip galvoju, kad mes tiesiog siekiam bendro tikslo. Ir jeigu yra tas suvokimas, kad mes dirbam kartu link kažkokio pasiekimo, kad jūs išeisit geresni specialistai, tai tada visai kitaip darbas vyksta, negu kai tu turi stumti, traukti, tempti. Aš stengiuosi tikrai savo studentų, jeigu matau, kad nemotyvuotas studentas nėra, aš tikrai neisiu ten prie jo ir netempsiu, kad tu čia būtinai daryk šitą ir panašiai. Jeigu jis netrukdo paskaitai, tai dėl manęs jisai gali ten veikti, daryti, ką nori. Jis tiesiog švaisto savo laiką ir švaisto tos resursus, kuriuos jis čia gauna. Ar teko dirbti su nusivylusiais? Teko. Ar teko dirbti su tais, kurie iškrito? Teko. Ar teko dirbti su pirmūnais? Tikrai teko. Kurie iš jų yra geresni, aš tikrai negaliu pasakyti. Kiekvienas širdyje yra asmenybė ir esmė yra tas raktas, būtent radimas jo širdį. Motyvacija. Išmestas studentas po kelių metų susiranda mane, pasiūlo verslo sandorį ir žiūri, kad jam puikiai sekasi. Jis turi savo įmonę. Tai ką, jis buvo loseris ar atvirkščiai? Kaip yra, tarkim, dviračių lenktynėse, ar ne? Yra pagrindinė grupė, yra ten įsiplėšę keli lyderiai, yra kažkas valkas ar ne. Dėstytojas turi dirbti su ta pagrindinė grupe. O dabar ką daryti su tais, kurie atsiliko arba kurie pabėgo, tai jau čia tada dėstytojas
turi nuspręsti, ką daryti. Reikia leisti žmogui susivokti. Leisti jam susivokti taip, kaip jisai nori tiesiog. Nes žmogus laimingas tada, kai jis atranda save, savo profesiją. Man idealus dėstytojas būtų toks, kuris domisi naujovėmis, kuris sudomina studentą savo dalykų. Tai yra ruošiasi kiekvienai paskaitai, taip pat draugiškas, visada padedantis ir daug reikalaujantis. Idealių dėstytojų nėra, ir idealių žmonių. Tiesiog dėstytojai domėtųsi savo sritimi, studentų sugebėtų sudominti, tai yra svarbiausia. Tam dėstyti ne tai, kad pažymys yra svarbu, o kad tas studentas mokėtų tą jo dalyką. Nesvarbu, kokiam pažymį jisai moka. Tiesiog jis nori, kad jisai mokėtų, tai dėl to manau, kad pagrindas yra toks atvirumas, gal studentų klausimas tiesiog labiau. Pats dėstytojas jis turi būti, kaip pasakius, įdomios mąstysenos. Visada turi bandyti kažką naujo įteikti, nes vien, pavyzdžiui, teorija, tai tikrai studentam neprilips. Whatever your teacher is putting up to you, is because he wants to make you a better person. He or she want to bring the best out of you. Juk iš tiesų studijuodamas tu, aišku, remiesi dėstytojo profesionalumu, bet didžiąją dalim tu pasitiki kaip žmogum pirmiausia. Reikia sugebėti kažkaip surasti tą balansą tarp to, kad vis dėlto esi autoritetas ir to pačiu nebūt kažkur labai aukštai padebesy, kad jūs čia visi žemės pelės, o aš čia esu vienas didelis kietas dėdė. Dėstytojas turi turėti atitinkamą smegenų struktūrą, tam tikras charakterio savybės, šiek tiek avantiūrizmo, šiek tiek atvirumo, nebijoti pasijuokti iš savęs, būti tikrų žmogumi. Didžiausia, bent asmeniškai man problema, tai buvo peržengti per savo tautų dar iš sovietmečio likusių kompleksų varžtus. Peržengti per save, įgyti pasitikėjimą savimi. Jeigu anksčiau mes buvome daugiau mokytojai, tai dabar mes esame tokie vedliai per tą žinių šalį tiesiog. Ir aš manau, kad daugelio dėstytojų sąmonėje šitas virsmas jau yra įvykęs. Lengva duona gal nėra, bet sunkiai atsveria tą kūrybos laisvę. Nežiūrint, kad tu dieną iš dienos eini į auditoriją, kartais tą patį, tas galėjimas kūrybiškai dirbti, tai aš manau daug ką kompensuoja. Per tą kūrybiškumą, per tą bendravimą, per tą savo, sakykime, atsiskleidimo, savo kūrybiškumo ir galbūt dėstytojam, kurie gal mažiau kūrybiški, gali būti sunku. Studentai vis kažko to laukia, tokių perliukų, paskui tokių įvykių paskaitoj, kur kažkada atsimena, va ten buvo įdomu, ne tiek kartais turinys, bet vėl tas stilius, tas išraiškos priemonės, kurias tu naudoji. Matai, kartais nusibūsta tą patį dėstį, vėl ieškai kažko tokio, džiazuoji. Kaip ir geras tikro garso koncertas. Ne žinios, ne skaidrės, ne filmukai, o energetika. Tai yra savo dūšios atidavimas studentam. Čia, ko gero, yra tos, sakykime, paslapties raktas. Kada kalbama, sakykime, ir vis dažniau taip atsitinka, tas vadinamasis augantis krūvis, vis didesnis ir didesnis kontaktinis darbas auditorijose, jis mane užmuša ne tik dėl to, kad ir kaip ir kiekvienas žmogus esu tinginys ir savanaudis, bet ir dėl to, kad nesijaučiu galintis viską atiduoti studentui. Pirmosios paskaitos, viskas ok. Paskutinėse nebėra ko atiduoti. Nebelieka energetikos, nebelieka to aštraus bendravimo, nebelieka reagavimo į situacijas. Ir štai tada aš jaučiuosi nusivylęs pats savimi. Grįžti namo išsunktas, pavargęs, yra noras viską mesti, pamiršti ir daugiau čia niekada negrįžti. Bet toks yra gyvenimas. Jeigu tu jauti, kad tu šitą darbą gali dirbti su dūšia, tai tu eik. Tu kitą kartą dirbsi avansu. Galbūt tas atlygis piniginė prasme nebus labai džiuginantis, bet tu gausi nepaprastai daug savo dūšiai. Jeigu tau šito reikia,
ir tu suvoki, kad tu gali imti ir duoti, tai tu eik į šitą darbą. Jeigu tu jauti, kad tu čia atėjai tik dėl atlyginimo, eik nedelsiant iš čia. Šiandieniniai aplinkoje tokių pedagogų nereikia. Ta dinamika, kuri yra tos degančios akys, tos žinios ir tas studento keitimas, reikia matyti tą antrą kursą, kaip jis ateina, net vizualiai pasikeitęs. Ateina tėvai pasikalbėti ir pasakoja, sako, aš net matau, kaip mano vaiką pasikeitė. Visai ir kalba, ir mąstymų, ir apranga, kuri iš karto parodo tą vidinę būseną. Tai tas, aišku, labiausiai motyvuoja ir džiugina, ir kokio sunkumo darbas tai būtų, kiek valandų jis reikalautų. Tokio džiugesio man niekas nesukelia, kaip tas džiaugsmas studento, kai jis ką nors atlieka po to išorėje ir gauna atgalinį ryšį. Tai yra ta motyvacija, dėl ko tu darai. Nes aš jaučiu iš tikrųjų labai didelę pagarbą tam studentui, kad jisai pasitikė tomis žiniomis, jisai pasitikė požiūriu, jisai pasitikė instituciją. Ir tu išleidai į gyvenimą ir jisai po to naudos, tai bus jo profesija. Tai ir tėvai pasitikė, ir šeima pasitikė, ar ne? Tai bus to žmogaus likimas. Ir labai yra svarbu iš tikrųjų išleisti tą studentą kokybiškai, gebant išgyventi toje terpėje ir ne tik išgyventi, bet būti veikiu. Tikrai aš labai džiaugiuosi, kad man teko studijuoti pas labai gerus savo dalyko profesionalus ir tikrai tie dėstytojai, jie tikrai turėjo tą kažką. Šiaip džiaugiamės, ką dėstytojai turi dabar, iš tikro, nes dažnai su jais susitinkame, matom, ką jie moko po mūsų. Aš gal griežčiau netgi mokyčiau, nežinau. Jo, aš irgi turbūt mokyčiau griežčiau. Šita karta studentų yra žymiai laisvesnė, nes jie jau susiformavo tarsi aplinkoje, kur yra daugelybė, kuri pasiūlė labai daug dalykų, kurių mes negalėjom pasiekti, nebent knygose, bet ir tai ne taip šviežia. O dabar viskas tarsi globalu, tu gali būti visose erdvėse ir šalyse vienu metu bendrauti ir su kipriečiu, ir su afrikiečiu, ir su japonu. Aš manau, kad mes gal buvom paskutinė karta, tokia, kur buvom vaikai ir mums nereikėjo tų internetų ir telefonų. Labai nemėgstu skambučių ir žinučių. Tikrai buvo lengvesnis gyvenimas, aš nenoriu būti tokia pasiekiama visur ir visada. Aišku, reikėjo telefono dėl darbo, reikės. O šiaip tai manau, kad galima ir be jo gyventi. Aš esu bandžius porą dienų ir man labai patiko, taip ramu ir gerai, bet telefono nieks netrukdo, kam nereikia. Dabar viskas pateikiama internete. Jeigu tu nori išsikepti kažką, tu pasižiūri receptą, jeigu nori susikurti tokį stilių, įsivedi tiesiog į Google ir tau viską išmeta. Aš manau, prieš 15 metų gal žmonės labiau gilinosi, jie patys sprendė tas problemas, patys labiau ieškojo, gal dėl to buvo įdomu. Dabar taip yra, kad nebe akis į akį bendraujam, bet yra taip, kad tu susitinki su draugais ir draugai bendrauja su savo telefonu. Nebe akis į akį, bet va šitaip sėdi tam pačiam kambarį ir susirašinėjai galbūt. Jeigu turim daugiau laiko, tai visi be abejo susitinkam, kad galėtume dirbti komandą akis į akį, o jeigu jau būna darbas paskutinę minutę, tai aišku, Facebookas turbūt gelbsti visus. Mokslo atžvilgiu tai jisai gerai tik tais to, kad jeigu tu esi namuose, gali ten su kokiais grupiokais susirašyti, jeigu kažkas nesiseka, jeigu kažko nesupranti. Paskui yra grupės, mūsų grupė irgi turi Facebook grupę, ten visas naujienas sužinom, vienas kitam kažką primenam, komentaruose. Labai geras dalykas iš tikrųjų. Jeigu dabar, kai reikia bakalauro rašyti, tai visą dieną jis būna jungtas. Su tą dieną sėdžiu šiandien. Daug esu draugų turiu, aš pats labai daug draugų turiu, bet, tik tais draugai, pažįstami, bet tų tikrų draugų, tai, pora yra. Jeigu pas mane kokie 300 draugų, taip apytiksliai, tai aš gal iš tų visų draugų per metus pamatau apie 20 procentų. Labai mažai. Šita karta yra truputėlį laikų karta. Tai nėra blogai, bet aš jau parašiau kažką tai ten į kompiuterį ir mane kažkas turi pagirti. Gavau laiką, reiškia, aš šaunus.
Aš turiu gauti pagirimą prieš, negu kažką reikšmingo padariau. Aš matau tame technologijų skleidime tam tikrą grėsmę, ne visuomeniai, bet tam tikrą grėsmę socialiniams gebėjimams mūsų, keičiasi bendravimas. Ir aš tikrai įsitikinęs, kad tas daro įtaką ir mokymosi procesą. Tų technologijų dabar jau yra daug naudojama studijų procese ir ateityje matyti dar daugiau reikės naudoti. Tiesiog tokia yra raida ir visas mokymas jau dabar daugiau ir mažiau pagrįstas technologijų naudojimu, tiek ir auditorijoje dirbant, tiek ir iš auditorijos ribų ir laboratorijose. Ne visus galbūt dalykus, ne visus įgūdžius tai galima tokiu būdu lavinti, bet tas reikšmingumas auga, ta patirtis pasaulinė rodo, sakykime, to nuotolinio mokymo, mišraus mokymo plėtra, turinio elektroninio, vis didesnė gausa kokybiško, noriu pabrėžti kokybiško atsiradimas internete, tai verčia ir mums šiek tiek tą strategiją peržiūrėti ir tą dėstytojo vaidmens kaitą. Tas vadinamas skrolinimas, ar ne? Tai taip ir su informacija studentai dirba. Pereina, sumeta, atidavė, šiandieną baigėsi, rytojus prasidėjo, rytoj yra kita diena ir darbo netęsimas, tos technologijos jos įgalina. Ir jos iš vienos pusės įgalina tau gauti daugiau informacijos, bet gylis informacijos ir šiukšlių gausa taip pat truputį iškreipia, kaip studentas studijuoja, kaip jisai dirba su informacija, ką jisai iš jos pasiema. Tai galbūt daugiau dabar darbo dirbant su studentu, atrūšiuojant ir mokant jį atsirinkti informaciją, kuri yra svarbi, o kuri yra iš tikrųjų jį klaidinanti ir dezinformuojanti. Jau dabar mes daugiau tą dėstytoją norim matyti kaip konsultantą, ne tik žinių nešėją, nes anksčiau tai būdavo labai senai, kai sakykime, ar mokslininkai pasiekia kažkokių rezultatų, eidavo į auditoriją studentui tas žinias pasakyti, tai dabar to, ko reikia, tikrai studentas gali susirasti ir be dėstytojo. Aišku, yra dėstytojo patirtis, sakykime, kuri gali šiek tiek daugiau duoti ir duoda kartais negu tai, ką galima kažkur internete susirasti, kad ir bet koks ten tas turinys būtų kokybiškas. Bet tai nėra dėstytojo šiai dienai tas pagrindinis šaltinis. Yra dvi nuomonės vyraujančios, sakykime, to klausimo pasaulyje. Vieni sako, kad tikrai technologijos valdys, paskaitos įrašytos, dėstytoją pakeis hologramos, sakykime, užduotis interaktyvios, taip toliau ir panašiai. Bet ta ateitis yra jau dabar. Tu gali naudotis pačia plačiausia ir didžiausia paskaitų duomenų baze, didžiausių pasaulio knygynų, kurį kuruoja Google'as ir, tai gali tas svajonė ateities studijas turėti jau dabar. Tačiau vyrauja ir kita nuomonė, kad būtent to tiesioginio bendravimo, patirties perdavimo, ką aš turiu omeny energetikos, žinių, tai gyvo bendravimo dar kol kas niekas nesugalvojo, kaip jį būtų įmanoma pakeisti. Man sunku būtų įsivaizduoti aukštąją mokyklą be dėstytojo. Tai kaip lėlė, taigi dvasios joje nėra. Negali būti labai graži, bet gyvybės joje nėra. Be to tokio bendravimo žmogiško aš labai sunkiai įsivaizduoju mokymas. Tam tikri jo aspektai yra ir turi būti, nes tai suteikia technologijos tokią galimybę mokytis per atstumą. Bet jūs pažiūrėkit, kas pasaulyje įvyko su virtualiais universitetais. Jie iš pradžių buvo labai madingi ir atrodė labai patrauklus ir labai smagus, bet paskui paaiškėjo, kad kažin, ar ta kokybė tokia, kokia jinai turėtų būti ir ar tas mokymas iš tikrųjų yra toksai patrauklus. Elektroninių išradimų ir taip toliau, kurie skverbėsi į tą vadinamą mokymo procesą. Realiai tai čia jokia pagalba, jie tai yra įrankiai, tokie patys kaip ir peilis. Peilis gali būti senas, aprodėjęs, gali būti naujas keramikinis, galų gale gali būti koks nors elektrinis peilis. Bet jeigu tu neturėsi duonos kepalo, tai tas peilis tau bus visiškai nereikalingas. Pirmiausia yra turinys, pirmiausia yra žinios, paties dėstytojo asmenybė ir aistra. Mūsų studentai žymiai laisvesni negu, tarkim, prieš 15 metų arba dar anksčiau. Jie žymiai daugiau matė. Jie yra gimę jau ko gero prie kompiuterio
šiek tiek jų tai nebebaugina, jeigu mūsų dėstytojų tarpe, ypatingai tos senesnės kartos tarpe yra žmonių, kuriems iš tikrųjų teko patiems nugalėti kompiuterio baimę, tai studentai ateina labai įgudę iš tiesų, tai yra labai džiugu. Bet visgi mane baugina šiandieną, kad bendrojo lavinimo mokykla, šeima šiandieną neugdo asmenybės. Kad jinai auga šiandieną kaip ir, tokioj vis labiau izoliuotoje aplinkoje. Nepaisant to, kad atrodo toks pasidarė mažas pasaulis, bet žmonės technologijų pagalba, nepaisant to, kad jos labai daug duoda prieigų visokiausių, jie darosi vis labiau vienišesni. Išeik iš dirbtinos erdvės, grįžk į pasaulį. Savo odą ant žolės išties, kie myli saulė. Šypsena veide atgimsta, šiluma pro langą vėl įvirsta. Palik savo guolį, einam su manim, parodysiu stebuklą po giedra naktim. Kišeniai mūsų nulis, o mum ir nereikia, apskritas mėnulis, fantazijos suteikia. Būsim kosmonautai, skaičiuosim žvaigždės, vieno tako kraštu, kas mus nuves. Kas mus nuves. Kas mus nuves. Kas mus nuves. Nenorėčiau, kad niekas čia keistųsi, nes baisu, kad sugrįši ir nerasi to, ko čia palikai. Pokytis yra man būtinas kaip oras, turi kažkas pasikeis, nes kitaip man nebeįdomu, o jeigu man nebeįdomu, tai kam tada aš tai darau savo gyvenime. Net sunku įsivaizduoti, kaip būtų, jeigu niekas nesikeistų ir kaip iš viso tai gali būti. Žmonės patys labai greitai transformuojasi, keičiasi, prisitaiko, iš tiesų mes labai tobuliname savo prisitaikymo tą savybę ir nežinau, kas būtų, jeigu nesikeistų. Be pokyčių greičiausiai negaliu. Taip, jeigu nuoširdžiai tarp mūsų šnekant, rutina ir kasdienybė mane juodai užknisa. Change is constant. With time, change is constant and is inevitable. Those that refuse to change, in the other way, they are changing to negativism. So, if you think you are not changing, you are lying to yourself. You are changing. As time changes, you are changing as well. As season changes, your body system is changing, your appearance are changing. The only thing is you refuse to change your mindset. Pokyčiai turbūt niekada neateina taip labai netikėtai. Arba taip, kad nebūtų jų netikėtų, vis tada reikia analizuoti situaciją ir ruoštis jiems. Man atrodo, kad mūsų tam tikras ir sėkmės garantas ar pagrindas buvo ta, kad mes prognozavom tam tikrus dalykus ir stengiamės ir ruošiamės jiems. Ruošiamės ne tik kaip pavienės, bet kaip komanda. Ir tokiu būdu, kai komanda yra susitelkusi, pasiruošusi kryptingam darbui ir nujaučia arba žino, arba bent prognozuoja tam tikrus pokyčius, tai iš tikrųjų yra žymiai paprasčiau. One of the negative impact, if you are not prepared for the change, it takes you unaware and it might cause you harm in the area of you are not prepared for the change that is coming. If you don't prepare for winter, you will get freeze. We should always be prepared for a change. Be pokyčių gal ir negali, aš tai nesakau, kad tai visi žmonės tai turėtų turėti. Ir aš neturiu tokios asmeninės filosofijos, tiesiog tam tikri gal būdo bruožai, noras keistis, noras tobulėti, noras įdėti. Gal ne visada tai yra, sakykime, ir gerai, nes kažkada reikia sustoti, reikia tai, kas padaryta, kažkiek su šituo pagyventi, pasižiūrėti. Bet, tie pokyčiai šiandieną matyti, nėra išvengiami. Aišku, jie turi būti pamatuoti, bet nemanyčiau, kad tai yra švendienybė, negalima tikrai sustoti.
platus spektras analizių, stebėsenos įvairiose dalykinėse situacijose. Mūsų atveju tai mes labai dėmesį stebėjom tarptautinių partnerių mūsų veiklą, iš jų mokėmės, stengiamės visą tai perkelti ir todėl aš sakyčiau, kad tai ir padėjo įveikti tuos sunkumus, kurie buvo. Aišku, tai vietinė specifika, įstatyminė bazė, finansai ir taip toliau, bet reikia nepamiršti, kad vis tik tai buvo kūrinys, kūryba, tai žmonės kūrė kažką tai naujo, tai buvo iššūkis, visiems patinka kažką kurti, kažką padaryti naujo, kas yra įdomu. Štai tie dalykai, kai susilieja į vietą, prognozavimas, kūrybingumas ir darbštumas, iš tikrųjų tai leidžia pasakyti, kad mes pokyčius įveikiam ir tų pokyčių, jų visada yra. Kauno kolegijos stiprus dalykas yra tai, kad tai yra organizacija, kuri keičiasi atsižvelgiant į laiką, į technologijas, atsižvelgiant į studentų mąstymą, į jų amžių, į viską. Aš galvoju, kad viskam turi būti saikas. Negali visą laiką stovėti vienoje vietoje, bet lygiai taip pat pokytis vien dėl to, kad būtų pokytis, tai jisai vėlgi nėra kažko produktyvus. Nes pokytis procesui, tarp pačiam studijų procesui, jisai yra vis tiek disruptyvus dalykas, jisai kažkiek tai išbalansuoja, sutrukdo ir panašiai. Tai reikia apgalvoti juos. Ar bus daugiau naudos iš to, kad mes čia kažką pakeitėm, ar žalos. Galiu dar prisiminti tas akimirkas, kai mes juokaudavom, kad dabar jau padarėm tuos darbus, tai dabar jau galėsime ramiai, reiškia, nuosekliai eiti į priekį. Tuo atsirado kiti darbai, kuriuos reikėjo labai greitai ir netikėtai atlikti, ir tai yra vėl tam tikri iššūkiai. Ir taip ir pripranti žmogus, kad visą laiką gyveni tokį laikotarpį, kaip kinų patarlė sako, nelinkėčiau niekam gyventi pokyčio laikotarpį. Bet mes įpratom ir gyvenam, ir mums čia turbūt nėra labai taip jau labai sudėtinga. Matyt, mes tokie. I read about Lithuania in the internet and I found that I see resolve here, respect for mothers, respect for parents. They have a huge respect for their parents and for their culture. As for the students, I thought they were quite shy. I think you are quite an open culture, the first impression I got from you anyway, with, I think, maybe a tough history, but I can see that you're actually putting a lot of effort into things as this structure, as things in pretty old town as well. You've got lots of things to offer people in general, great Lithuanian culture. My first impression is that you are a very optimistic culture. I just recognize that Lithuanian people through teachers and students here, but they are very open, and they welcome also people from other countries, and there is a wish to be open, to find out friendships and agreements. I think it's good. So I'm pushing my students to come here also. Pokyčiai geriausiai matosi tada, kai išvažiuoji ir kai pravažiuoji po kažkiek laiko gali įvertinti visą tai. Labai skatina grįžus, paskui pas savęs dairytis, ką čia būtų galima pakeisti, ką reiktų keisti. Viską vėl persimastyti, prioritetus susidėlioti ir pradėti veikti, kad po kažkiek tai laiko Lietuvoje būtų neprasčiau, kai kur ir geriau, ir gal kai kur galėtume pirmauti, o kai kur ir šiai dienai ir galbūt pirmaujam. Savo ateitį sieju greičiausiai su Kaunu, bet manau, kad vis tiek norėčiau pagyventi šiek tiek ir užsienį, bet vis tiek manau, kad grįžčiau į Lietuvą. Aš save įsivaizduoju gyvenančią Lietuvoje. Mano svajonė nėra išvykti į Angliją ir pastatyti verslą. Aš tą darau čia. O kažkur tai išvykti, tai galima pasisvečiuoti ir grįžti namo. Kauno kolegija bus labai stipri. Aš matau potencialą jaunų žmonių, kurie pradėjo dirbti. Labai norėčiau, kad atsirastų visas administracijos pasikeitimas iš jaunų žmonių, kurie mato visiškai kitų kampų. Manau, kad čia yra tie žmonės, kurie nebijo keistis,
nebijo tobulėti, nėra tokie, kurie sako, štai aš išmokau taip ir dabar bus taip, nes tai yra tiesa. Ne, manau, kad viskas čia bus labai puiku ir labai tikiuosi, kad tikrai ateis kuo daugiau tokių jaunų, naujų žmonių, dėstytojų, kurie siekia visko, kas yra geriausia. Iš tikrųjų, kad mums pavyks pritraukti kuo toliau, tuo labiau jauną, energingą, potencialų pedagogų kolektyvą. Po 15 metų čia bus kokybinė prasme labai stiprus studentų kontingentas. Priėmimo tendencijos rodo, kad Kauno kolegija jau eilę metų yra pirmaujanti pagal pirmąjį pasirinkimą. Turėsim ženkliai multikultūriškesnį studentų kontingentą. Manau, bus labai stipri integracija su kitom europiniam aukštosiam koleginiam mokyklom. Gali būti įvairių tokių sąjungų. Studentų matysim daugiau galbūt užsieniečių. Manau, kad gali būti apie 50% tikrai bus ne Lietuvos piliečiai arba kažkada atvykę, o gavę vėliau pilietybę studentai. Manau, čia bus smagu. Kolegija po 15 metų tikrai nebus tokia pat. Aišku, ir turės, manau, daugiau studentų, gal netgi daugiau kokių nors įdomių specialybių. Pagal besikeičiančią visuomenę keisis ir programos pagal jos poreikius. Aš matau kolegiją tikrai modernę, studijų programom ir įvairovę, ir tarpdisciplininių programų gausa. Naujų programų, kurių gal dar pavadinimų mes ir šiai dienai nežinom. Didelė dalis studijų bus iškelta į virtualią erdvę, jau ta reikšmė, sakykim, tos fizinės vietos Kauno kolegijos bus maža. Bus galbūt jau labiau nuotoliniu būdu mokomasi, kad studentai galės iškart tiesiog sėdi prie kompiuterio, jiem eina kažkokia tais medžiaga ir jie tai bando daryti. Aš manau, tik stiprėsim. Pavyzdžiui, mūsų studijos tik tvirtės, gerės. Nes su kiekvienais metais jos yra tobulinamos. Mes turėtume būti miesto traukos centru. Čia turėtų būti iš tikrųjų tas kampusas, kurį mes kuriame. Jis turėtų ūžti, šurmuliuoti kaip bičių avilys. Labai stiprus mokslo akademinis centras regione, į kurį stoja ne tik, kad stoja į specialybę, dėl to, kad specialybė populiari ir taip toliau, bet dėl to, kad čia gauna kokybiškiausias žinias ir važiuoja iš skirtingų miestų, galbūt netgi iš kitų šalių, būtent dėl to, kad studijuotų šitoje įstaigoje pas šitus dėstytojus, į šitas programas, kad tos programos bus unikalios ir stiprios visais lygiais, tai būtų kokybės ženklas, kai studentas išeina ir sako, aš studijavau Kauno kolegijoje. Tas 15 metų vieniems tai daug, kitiems mažai. Man asmeniškai pačiai būtų smagu, kad po 15 metų aš čia norėčiau ateiti lygiai taip pat, kaip noriu ateiti dabar. Jeigu jau ateina studentas į Kauno kolegiją, tai tegu pasiema viską, ką tik tais gali, ne tik įsitraukti į paskaitas ir mokytis, bet įsitraukti į visas veiklas, kokios čia yra, pasiimti kuo daugiau žinių, kuo daugiau kontaktų, kuo daugiau ryšių, kad kolegija būtų išnaudota visų 100%. Tiesiog nebijoti būti drąsiam, nebijoti savęs atskleisti, išreikšti. Reikia daugiau drąsesnių žmonių. Būt smalsiems ir tobulėti. Patiems domėtis, tas rytim, kurią išsirinkai, ir nestovėti niekad vietoj. Studentam palinkėčiau nebūti tinginiams, mokytis, semti žinias, kad galėtų paskui pritaikyti praktinėje veikloje. Nebūti pasyviems, būti aktyviems studentams. Nesėdėti užkampį kažkur tai, o stengtis, garsintų kolegijos vardą. Būsimiem kolegijos studentam palinkėčiau būti aktyviem. Tai yra kolegija daug praktikos, kadangi tai būti praktiškais, nustot galvoti, kas bus teoriškai, o eiti daryti ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų yra, o ne mąstyti, kaip turėtų būti. Studentam tai, kad nenusikelti visų darbų į paskutinę naktį, nes pats žinau tą jausmą. O dėstytam turbūt kantrybės ir naujų idėjų. Jūs visada, mėlieji mano būsimieji kolegos, kurie dar ateisit dirbti,
Ir dabartiniai jaunuomenė, kurie dirbate, jūs visą laiką būkite labai lojalūs savo darbovietį, mylėkite savo studentus, jūsų buvimas, bendro tikslo siekimas turėtų būti nukreiptas į tai, kad tas studentas, kuris baigs Kauno kolegiją, nesunkiai turėtų įsidarbinti, rasti darbo vietą. Visada žiūrėkit pozityviai, kad mūsų Lietuvos ateitis yra tikrai, ko galima geresnė visose srityse. Tai tada bus tikrai labai gerai. Ir aš tą jūsų sėkmę tikrai tikiu. Pasididžiavimas savo darbais, savo šalimi, savo pasiekimais ir supratimas, kad niekas kitas nedovanos tau geresnio gyvenimo, tik tais pats turi tai sukurti. Kai šitą supranti, tai tampa žymiai paprasčiau gyventi. Jeigu turi mėgstamą darbą, tai skaityk, kad nedirbi. Tai va, štai toks ir palinkėjimas bendruomenėje būtų, kad šitas darbas, kai bendruomenės nariai dirba, studentai, kad jiems būtų labai mėgstamas. Tuomet jie bus laisvi, jie atsiskleis kūrybiškai, jie save visą atiduos šitiems aukštiem tikslam. Svarbu visada yra nenuleisti rankų. Jeigu jau pradėjom tą kelią eiti ir kolegijos keliu, tai neiškreipti iš kelių. Norisi ir asmeniškai, ir visiems kitiems palinkėti, kad tą pradėtą kelią visada reikia nueiti. Niekados nežinai, ar kelias yra teisingas, kol nepabaigė jo eiti. Tai linkiu, kad tam kelyje teisingam, kuriame dabar esame, išliktume. Koks jis bebūtų tas kelias, mes įnaitume ir paskui vėl galėtume ramiai susėsti, pagalvoti, kur toliau. 15 metų. Žiūrėk, neužilgo jau ir 18 ateis. Kolegija taps pilnamete. Ir tie metai, ko gero, aš taip įsivaizduoju, bus lemiantis metai tolimesnį kolegijos vystymąsi. Aš palinkėčiau kolegijai pilnametystės sulaukti būnant savarankiškai. Norėčiau palinkėti kolegijos įkūrėjams, kolegijos tėčiams ir mamoms daugiau pasitikėti kolegiją, paleisti kolegiją gyventi savarankiškai, galų gale atsitraukti, pailsėti, pasidžiaugti šalies kolegijos pasiekimais, didžiuoti savo sutiktą kolegiją. Nepaisant to, kokios kliūtys bebūtų, aš linkiu aukštajai mokyklai in corpore, tiek personalui, tiek studentui, tokio gero, sveiko optimizmo. Vieną šapelį visada lengva perlaužti, kaip toj pasakoje. Bet tos institucijos, kurios yra tvirta šluota, jos neperlaužti. Jinai vienaip ar kitaip suras kelių, nugalėti kažkokius sunkumus, nieko nėra neįmanoma. Labai gerai žinom, jeigu tik įdėsim kolektyvinės pastangas, jeigu mes visi turėsime bendrą tikslą, niekas mūsų nenugalės. Kad vėl galėtume gal čia susėsti, taip kaip šiandien, aišku, biškutį šiek tiek pasikeitę, surimtėję, vėl nuoširdžiai pasikalbėti ir vėl pasidžiaugti, kad tas kelias, kuris iki čia buvo sėkmingas, ir tas kelias po 15 metų vėlgi yra toks pat sėkmingas, toks pat, sakykime, galbūt ir suprognozuotas, ir įtraukiantis visą tą kolektyvą ir sėkmingai nueitas. Galbūt ir ne tai ten, kur mes galvojam, bet svarbu, kad visi vėl kartu nesusipykę, patenkinti, vėl galėtume sakyti, kas bus dabar dar po 15 metų.